Nu, klausau. Ilona, čia žiūrėk, ar tikrai duomenys yra? Taip. Ką čia? Ne, labą dieną, žiūrėkit, skambinam jums čia iš elektros tinklų. Aha. Žiūrėkit, jūs sąskaitas mokat? Aha, aš moku. Dabar dar tik neužmokėjau, jau gavau tų sąskaitą, dar neužmokėjau, dar važiausiu. Antradienį aš užmokėsiu. Kožną mėnesį aš moku, girdi. Taip, supratau, bet žiūrėkit, dabar toks dalykas yra, kad pas mūsų sistemoje rodo, kad jūs 3 metus nemokat elektros. Ar jūs dar iš vis namuose elektrą turit? O aš turiu elektrą, ne, kas čia nugalvoja. Nu, juokingai skamba, bet čia ir suma susidarius nemaža jau gaunas. Nu, ne, tik jau nemuniai, klausyk. Čia kažkur apie... Kitam jau. Ne, čia 1800 skolos yra, čia net nebejuokinga, o jūs elektrą dar turit? Aha, čia susmarė. Turiu elektrą į moku, nieko nebijau, klausyk. Nieko nebijot, Genovaitė, ne? Nieko nebijau, vaizgutė, ne. A jums nesvarbu, elektra yra ar nėra, vis tiek jūs nieko nebijot? Ne, jau apie elektrą įniu, aš mūsų punktelė, ne. Nu, sekantį, kai ateisit, pasiaiškinkit, nes tenais 1800 eurų skolos yra dabar. Ne, nu kur aš dabar eisiu, aš niekur neteisiu, klausyk. Ne, nu tai vis tiek gausit sumokėti, nu kai jūs dabar sumokėsit tenais 30-40 eurų, tai čia neišgelbės jūsų. Ne, jau smarį, kožą mėnesį moku, iš kur kas man tų skolą davė viesas. Nu tai žinokit, aš juk neišgalvosiu, aš matau sąrašą žmonių, kurie yra skolininkai. O, nesu skolininkai, ojei, nebijau, tuo tai jau nebijau. Klausyk. Nu, bet jeigu, ta prasme, jūs vis tiek turėsit sumokėti, turėsit šiai dienai 1800. Ai, kai nemokėsiu, už ko sumokėsiu, jeigu aš punktelę elektrą moku, už ko sumokėsiu. Nu, čia gal klaidą įsivėlė, bet gausit važiuoti į elektros tinklus į Vilnių. Niekur aš nevažiau, stebo neatvažiau pas mane, kaip nori tepa. Gausit į Vilnių vykti? Ne, į Vilnių nevyksiu, niekur nevyksiu. Gali kalėjimus vadinti, nebijau. Aš punktelę moku, nebijau, jau ko nebijau. Nes jeigu jau nesumokėsi 1800, tai tada jau pas Landsbergį reiks važiuoti. Nu, ot, pas Landsbergį. Ne pas Landsbergį nevažiuoju. Na, supratau, kieta Žemaitė Genovaitė jai dzin. Dzin. Supratau. Žinokit... Jau gondinat, girdi. Taip, aš gondinu, nes čia jūsų anūkė Livija užsakė šitą skambutį jums ir jūs nieko neturit mokėti, viskas yra gerai. Livija? Ja. Ne, mūsų tikra. O Livijai paimkit beržinės košės. Nu jau Livija reikia beržinės košės. Gražaus sekmadienio iki. Ačiū. Karočią, kaip supratau, Žemaičia, tai nepaimsi čia, jiems pochuja, pusę lemą skolo yra, ar dar 20 lemų, karočią, ar į kalėjimą sėsti, ar ką, nu, koks skirtumas, karočią, apšie, pochui man, kiek skoloj, pochui, blėt, kiek jas pakarto, kiek skoloj, 6000, pochui, man pochui. Aš esu sena baba, man pochui, žvakę užsidegsiu.